Kai mokiausi Kauno Jono Jablonskio gimnazijai, nepraleisdavau nei valandos mokantis tam tikro dalyko kontroliniui ar testui. Ir ne, žinau, ką jūs manat, kad tiesiog buvau labai nestropi, bet aš mokydavausi net ir ne namie, aš mokydavausi važiuojant į mokyklą, kadangi turėjau vos ne valandos laiko kelią ir tiesiog pasileisdavau mokomosius podcastus ir mokydavausi tokiu būdu arba tiesiog mokydavausi, darydavau namų darbus važiuojant į pačią mokyklą. Kurie dabar lankot mano gimnaziją, parašykit komentaruose, kaip jums mokslai, ar nėra sunkus, nes aš atsimenu, kad visai buvo tikrai ką veikti, Tikrai negatekeepinsiu, tai žodžiu parodau, kaip būtent pasidaryti savo testą, tai įsikelkit konspektą, pasirinkit savo temą ir viskas, realiai sprendžiat ir taupot savo brangų laiką. Taigi gauti aukščiausius pažymius tikrai įmanoma ir nereikia persimokinti. Išbandykit šią taktiką ir jūs ir parašykit komentaruose, kaip sekėsi ir lauksiu komentarų apie savo gimnaziją, kaip jums mokslai joje.